atei į mano pono Bambino stiliaus Minecraft playthrough ant hardcore, pradedam tiesiog su pavadinimu pasaulio. Surašom, tada hardcore, tada nesigalvo ir tiesiog pradedam. Tai šita serija bus labiausiai tiesiog apie išgyvenimą ir bandysiu įveikti Ender drakoną pabaigoje ir gal daugiau nuveiksiu po to. Ir labai dėkoju už žmonės, kurie žiūri ir tikiuosi, kad bus įdomu jums žiūrėti. Tai va, atsiradome dykuma. Bloga vieta atsirasti, bet čia yra vis tiek medelių. O, čia katytė. Katytė. A, ne, čia šuniukas. Šuniukas. Kas ten? Tai laivas. Palauk, kad pirmą medelį nusikasiu. Tai va, išgeriau medelį ir pasidariau paprastų dalykų. Norėtis pažiūrėti, kokius lobius slepia šitas laivas. Žiūrint. Čestas. Gerai. Darome. Ujo, va čia. Kas čia? Labai įdomiai atrodo. Gal vėliau pravers. Reikia emeraldus. Ir geležį. Auksą. Ir daugiau geležies. Labai šitai geras. Pasimsiu čestą. Ko nereikėtų vėliau statyti. Labai čia gražiai ir gavau. A ten dar vienas? Ai ne, čia apvirtas. Man įdomu, ar yra ten toliau kažko. Einam pažiūrėti. Pažiūrim čia. Griaunam. Nu, iš karto radome jau dar vieną lobio skynę. Kas čia? Čia tai pravers man. Tokit man knygas pasimti. Na gerai. Vargavome. Labai gerai. Labai gera pradžia. Man čia va. Ir dar vienas yra. O, labai aš laimingas. Labai sėkmė ant mano pusės. Labai geras. Ir popieriuką, ir anglies gavau. Labai man patinka. Kur čia mano yra? Nekreipkit dėmesio į mano veikėją. Jo vardas, žmonės vadina pono makaroną. Bet tai Bambeinas. Nu tai einame pažiūrėti. Turime. Prezentaciją aš mačiau. Taip, kad čia dabar siemam. Einam ieškoti. Tai turi blogų naujienų. Lobio skrynia yra po vandeniu. Tai labai čia blogai. Labai sunku bus ją gauti. Bet manau, kad kažkaip tai susitvarkysiu. Na ir dar blogų naujienų. Man nepavyko. Ten labai giliai yra ir aš čia nepaskendau. Bet ačiū, kad pasigydžiau. Dabar aš einu gal truputį geresnių prietaisų. Palaukti truputėlį. Na tai pasidariau geresnių daiktų ir nepatikėsit, ką radau. Va čia tai ir skėlė. Tu savo. Gal reikės ir pažiūrėti ten, kas yra. Aš mačiau ten truputį geležies. Bet man dar reikia truputį vilnos gal yra aplink čia. Nes labai svarbi lova čia. Palaukit, ten šoks. Sakau, draugužiai. Viskas gerai. Aš gyvas. Serija ne taip greitai užbaigta. Tai dabar čia pasikasim geležies. Gal pažiūrėsim, ar eiti į šitą, kas ten šviečia. O ten tai baisu. Šventas Jėzau. Reikia man šito daikčiuko. Oi. Taip. Pažiūrim. Gal čia yra. O aš jau matau šitą. Ateik čia. Strauka manis. Strauka. Atsitraukti nuo manęs. Davai, dar vienas. Pribaigtas šitas.
bandė iš manęs pavogti mano daiktus, pavogti visą šitą pleitrūvą. Aš matau, labai pavojingą padarą ten. Jis labai daug gyvybę nuimti, tai aš gal nesiartinsiu prie jo. Oi, šventas. Oi, šventas Jėzau, padėk man. Jau naktis ateina. Čia yra anglies. Anglies man neskaudėtų paimti truputį. Oi. Aš girdžiu kažką. O, ne. Jau čia pilna šitų. Ne. Truputį čia. Jie mane bando pagauti, bet jie neužbaig šitos serijos taip greitai. Aš esu stipresnis. Gal reikės pasidaryti iš karto tiesiog geležinių prietaisų. Reikės pirmą einam čia truputį. Kalną. Aš girdžiu ten jos. Jie labai baisus. Kaip tik, aš tik vieną kartą galiu mirti. Aš nenoriu grauti šitą. Tiesiog truputį į priekį. Kol kas man dabar tiesiog reikia surasti vietą, kur aš pragyvensiu. Ilgam. Nu tai truputį aš ir tuoj sugrįšime, kai praeis naktis. Viso gero. Nu tai va, tai diena. Labai bijau, nes ten stovi pono žalias padaras. Labai bijau išeiti. Savyje. Taip po truputį išeisim, nes aš žinau, kad jis ten slepiasi. Nori mane pagauti. Aš jam bandau neleisti. Ne. Baikit. Prašau, baikit. Aš jums nieko nepadariau. Prašau, baikit. Ne, prašau. Bėgu. Taip, aš pabėgsiu. Bandbeino stilius išgyvens dar vieną dieną. Jie nepribaigs tokie padarai kaip jie. Reikia dabar išeiti iš tos kelias. Aš dar nepasiruošęs jas čia apžiūrėti. Kaip matote. Labai čia pavojinga. O tai kaip ten nusirodo o tas? Įdomiai. O ten dar yra. Gal reikės praeiti pro kitą pusę. Bet tai pirmą reikia išeiti. Iš čia yra pavojinga. Tai mane gali vėl užpulti tos kaukolės. Čia pasiemam truputį anglies. Nu čia truputį atsiprašau, kad taip ilgai užtrunka, bet čia labai daug anglies ir man reikia truputį jas. Reikia ir greitai išeiti iš šitos kelias, nes čia tai pavojinga. Reikia man susirasti dar vieną avį ir dana ją nužudyti dėl jos vilnos. Ir šitą tikriausiai ir judinos, nes čia yra pavojinga. Ir aš galiu čia mirti. Galima. Opa. O taip va. Einam viršum. Gerai, išėjome iš tos skylės. Aš ten dar palaukite sekundėlę. Man pasirodė, galvo, kad ten buvo daugiau geležies. Oho, kiek čia grybukų. 4 iš eilės. Keistoka. Gerai, einame. Kur aš ten mačiau anglies. Jis pradingo? Pradingo, ponas.
ponas Kaukolė. Labai pavojingas, jis labai daug šarvų turėjo. Tiek neturiu. Palaukite, lipame trumpam tą pačią, nes ten yra geležies. Ir mums reikia geležies, kad išgyventi lengviau. Apšėlė. Pasiimam. O, čia dabar. Lipame viršun. Na ir išlipome iš skylės. Reikia dabar gal dar vieną avį susirasti. Nes man reikia vilnos. Bet tai sunku jas rasti. Čia kur aš esu? O, karvytė. Gal, nematau. Man reikia avytės. Pasidarysiu valtį ir plauksiu iš čia, nes čia tai pavojinga. Neapsakomai. Palaukite, man nereikia knygų ir lapų, kol kas ir šitą išmesiu. Einame pasikasti. Nu, sugrįšiu su valtį. O, pasidariau aš valtį. Dabar plauksime ir nemanau, kad jūs norite matyti, kaip aš plaukiu. Tai tiesiog aš praleisiu. Ir tiesiog parodysiu, ką aš radau. Aš nežinau, ką aš čia radau. Čia kažkoks į tai vieta. Manau, kad čia yra... Čia labai keista. Kas čia dabar? Čia keistai atrodo tas dalykas. Neturim čia? Tai gal greitai išeinu pasistatyti savo skylę iš žemės, nes aš neturiu medžio dabar. Palaukite truputį. Dabar aš čia prisirinksiu žemės. Man čia achievementas, pasiekimas. Tuoj aš sugrįšiu. Pasidarau truputį tokią būstinę. Aš girdžiu, kad ten yra toks senelis čia. Žinau, kad tu esi ten. Pasirodai. Gerai. Ateisiu aš vėl naktį, nes man reikia lovos ir aš dabar neturiu. Palaukite. Na, o gal užbaigsiu dabar epizodą. Susitiksime kitą kartą. Arba jei jums nepatinka, prašau pakomentuokite ir palaikinkite ir subscribinkite, nes aš noriu, kad daug žmonių mane pamatytų. Viso gero.